Labas rytas visiems susirinkusiems į Žalgirio arenos amfiteatrą. Sveiki susirinkę į jau 21 kartą vykstantį renginį. Tai yra karjeros mugė, Lietuvos aukštųjų mokyklų mugė 2024 atidarymą. Jūsų aplodismentai visiems susirinkusiems, visiems, kurie dalyvauja, visiems, kurie paruošia gražiuosius stendus, technologinės naujienas. Mėly abiturientai, būsimi, esami, mėly mokytojai, mėly jų tėveliai, šiandien tai yra jūsų diena sužinoti daug naudingos informacijos. Jeigu jūs jau esate pasirinkę, kurioje aukštojoje mokykloje norėsite studijuoti, be abejonės susiraskite stendą, pasikalbėkite su dėstytojais, su studentais. Jeigu dar nesate pasirinkę, šiandien mūsų parodoje dalyvauja visi Lietuvos universitetai, 15 kolegijų ir 5 profesinės mokyklos. Ši karjeros paroda tai iš tikrųjų yra labai unikali platforma, skirta moksleiviams atrasti studijų galimybės Lietuvoje. Vienoje vietoje pabendrauti su skirtingomis aukštosiomis mokyklomis, gauti asmeninės konsultacijas stojimų, studijų ir ateities karjeros klausimais. Ši mugė yra skirta tam, kad jūsų sprendimas ateities karjerai būtų kuo paprastesnis. Taigi linkiu jums šiandien gauti daug naudingos ir svarbios informacijos. O mes pradedame mūsų parodos Aukštųjų mokyklų mugė 2024 atidarymą ir tarti sveikinimo žodį noriu pakviesti švietimo, mokslo ir sporto viceministrą Justą Nugarą. Labas rytas kolegos, labas rytas aukštųjų mokyklų atstovai, moksleiviai, studentai. Man atrodo, kad šitos parodos tiek Vilniuje, tiek Kaune yra kaip aukštojo mokslo atlaidai, kur visi suvažiuoja į vieną vietą, gali susitikti visus kolegas ir gali per labai trumpą laiką aplankyti visas aukštasias mokyklas ir pasirinkti. Man atrodo, kad besirenkantiems moksleiviams išties pasisekė, nes būtent šiemet sakiau, kad reikės žirkles nusipirkti, tom atidarymo juostelėm karpyti, nes jų visose aukštosiose mokyklose artimiausių metų bus tikrai labai daug, nes baigėsi europinio finansavimo laikotarpis ir krūva naujos infrastruktūros atsiranda labai daug kur. Tai ir Vilniaus universitete medicinos fakultetas, jau atsidarė Vytauto Didžiojo universitete pedagogų centras, yra čia mokslo sala už kelių žingsnių. Tai tos infrastruktūros yra labai daug ir ta infrastruktūra man darosi panašu, tai kad galvojant apie vakarų universitetus, mes pradedam infrastruktūriškai juos lenkti. Ir visą laiką liktai darydavomės ir galvodavom, kad ten yra geriau. Tai Europos investicijų didžiosios vakarų Europos šalis gauna vis mažiau, Lietuva vis dar paskutiniu laikotarpiu gauna labai daug. Tai studijavimo sąlygos yra tikrai labai geros. Ir turbūt, kad kai kurie iš jūsų svarstot apie galimybę studijuoti užsienį, taip, tokia tikrai galimybė yra. Ir jeigu stosit į Oksfordą, Kembridžą, pačius geriausius pasaulio universitetus, tai Lietuva net duos jums stipendiją ten išvykti ir paskui sugrįžti į Lietuvą. Jeigu galvojat rinktis kažkokį universitetą, kuris yra reitingė žemiau, mažiau populiarus, tikrai pagalvokit ir pasisverkit, nes Lietuvoje sąlygos tikrai yra labai neblogos. Turbūt yra šiek tiek nerimo arba šiek tiek netikrumo dėl pasirinkimo studijų kolegijose. Šiuo metu vyksta reforma, bet ta reforma tik sustiprins jau šiuo metu esančios kolegijas. Tai tiek Vilniaus kolegija ir VTDK, tiek Kauno kolegija ir Alytaus kolegija, Marijampolės kolegija ir Mykolo Riomerio universitetas, Vilnius Tech ir Jūreivystės mokykla ir dar vieną kažkokį pamiršau, Kauno technikos kolegija ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. Tai turbūt vienintelė žinutė, kad į tas kolegijas, kurios yra reorganizuojamos, valstybė investuos po 4 milijonus eurų, kad tos sąlygos ten pagerėtų. Tai
tuose regioninėse kolegijose tikrai sąlygos pagerės. Na, o kaip pasirinkti? Tai pasirinkti labai paprasta. Galvokit tai, kur yra jūsų širdis, tas, kas traukia, ten bus ir įdomiausia, o visa kita įvyks savaime ir tas pasirinkimas bus labai geras. Tai geros parodos, gerų diskusijų, būkit drąsus, klauskit agresyviai ir susirinkit visą informaciją, kurios jums reikia. Ačiū labai. Ačiū labai, jūsų aplodismentai, dėkojame viceministrui. Na kągi, o dabar tarti sveikinimo žodį visiems susirinkusiems aš noriu pakviesti Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentą, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorių profesorių Rimantą Benetį. Gerbiamas viceministrė, pabėgo. Gerbiama akademinė bendruomenė, magnificencijos, kuriuos matau. Ir žinoma, šitos mugės lankytojai, pagrindiniai lankytojai, kuriems šita mugė paroda yra skirta. Ir tokie renginiai, jie yra reguliarūs ir tai rodo, kad tiek aukštosios mokyklos, tiek baigiantis moksleiviai, jie yra suinteresuoti šitą mugę, kur vieni pateikia informaciją ir pasiūlo geriausias galimybės aukštųjų mokyklų programų, kuriuose galėsit toliau mokytis ir tapti specialistais. Na ir ta informacija, jinai bus suteikiama, aš jau sugebėjau apžiūrėti didžiąją salę, kur nesenai vyko Europos dailiojo čiuožimo čempionatas, legendarinė salė, kur vyksta visos krepšinio rungtynės ir tie, kurie studijuos, pasirinks studijuoti Kauną, turbūt tą salę pažins iš arčiau. Na, o pasirinkti viceministras jisai davė receptą, kad turi būti svajonė, turi būti noras, be abejo turės būti ir žinios. Neapsigaukit vien tik tai svajonėm, žinias bet kokiu atveju reikės įgyti, vienos žinios jos bus stabilesnės, jos tarnaus įgytos universitete ar kitoje aukštojoje mokykloje visam gyvenimui, o kitos žinios pasikeis ir pasikeis labai stipriai ir radikaliai, iki jūs baigsit savo studijas. Technologijos labai stipriai eina į priekį. Tai noriu palinkėti visiems sėkmės, kad žinotumėt, ką jūs norit mokytis ir studijuoti ateityje. Ir kad jūs rastumėt atsakymus čia šiandieną ir atsakymų, aš matau, bus labai daug. Sėkmės visiems. Ačiū labai už gražius žodžius ir patarimus gerbiamam profesoriui. Na, o dabar tarti sveikinimo žodį visiems susirinkusiems noriu pakviesti Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidentę, Vilniaus kolegijos direktorė, docentė daktarė Žymantė Jankauskienė. Labas rytas, gerbiami viceministrai, matau bent kelyje šiandien dalyvauja mūsų šventėje, nes kaip minėjo, susirinkom visi kaip į atlaidus, o jaunimas gal ir nežino, kas tai yra atlaidai, tai tokia šventė religinė, kur visi pasipuošia, pasitempia ir iš tiesų būna labai pakylėti to šventės metu. Tai manau, kad mes taip visi ir jaučiamės ir kaip gerbiamas profesorius minėjo, kad svarbu, kad būtų ir svajonė, bet reikės ir žinių. Tai, žinot, gyvename tokiam labai dinamiškam pasaulyje ir jūs, valdydami technologijas, tikrai susidurėt su tokiom situacijom, kad kažką ir sužinot, ir naujas žinias, bet ir sužinot klaidinančias žinias. Ir žvelgiant iš jūsų jaunų žmonių perspektyvos, visada labai svarbu tas kritinis mąstymas ir toks vertinimas, kitą kartą, kaip ir sakėt, palinkėjau jums aštrių klausimų, tai, žinot, tie aštrus klausimai turi būti susiję ir su jūsų tokiu požiūriu į tai, ko jūs norite, ko jūs siekiate. Tai noriu palinkėti visų kolegijų vardu ir universitetų vardu, tikrai nepasveikinau savo kolegų, pirmiausiai kreipiausi į jūs, šios dienos pagrindinius dalyvius, kad
svajonė tikrai yra labai svarbu ir jūsų vidinis nusiteikimas, sakykime, jūsų norai, nes visame kame reikia pastangų, reikia užsispyrimo, reikia kūrybiškumo, bet jeigu tai jums patinka, jeigu jūs to siekite, jeigu jūs to norite, tai jokie sunkumai tikrai nebus jums per sunkus ar kažkokie gąsdinantis. Tai kviečiu, dalyvaujant parodoje, susipažinti su visais, rinktis, gal kaip ir viceministras minėjo, kad vyksta kolegijų reforma, tikrai viskas yra daroma, kad būtų geriau, kad institucijos būtų stipresnės, kad galėtų jums dar daugiau kažko pasiūlyti. Tai tikrai nereikia nuogastauti, kad gal kažkokia institucija nebeišliks ir kur aš ten įstosiu. Rinkite studijų programą, institucijos tik stiprėja, vienyje savo pastangas ir manau, kad tie jūsų norai ir tikslai bus pasiekti. Tai gražios dienos visiems ir teisingų pasirinkimų. Ačiū labai. Na kągi, mėly mūsų parodos dalyviai, kaip jau supratote iš sveikinimo kalbų, viskas priklauso tik tai nuo jūsų, taip kad rinkite informaciją, darykite teisingus pasirinkimus. Na, o Žalgirio arenos pagrindinėje salėje ir koridoriuose stendus yra paruošę universitetai, kolegijos, profesinės mokyklos. Nukeliaukite, pabendraukite, susirinkite informacijos. Taip pat mūsų amfiteatro erdvė šiandien visą dieną bus skirta įvairiausiems renginiams, pranešimams. Visą informaciją, kokiegi pranešimai, universitetai, kolegijos, štai čia pasakos jums apie studijų subtilybės. Jūs galite sužinoti informacinėse stenduose, taip pat parodos internetinėje svetainėje. O mes keliaujame tiesiai į pirmąjį amfiteatro renginį. Aukštųjų mokyklų 2024 mugės renginį. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos forumą. Ką svarbu žinoti esamiems ir būsimiems abiturientams. Ir žodį perdodu bei noriu pristatyti savo kolegę, forumo moderatorę, Delfi TV laidų vedėją Korneliją Jasiūnaitę. Taip, sveiki visi. Labas rytas, o gal kai kam jau ir laba diena. Labai malonu tiek daug jūsų čia matyti, susirinkusių, atrodo pilnutėlė salė. Tikrai labai smagu, kad yra ir mokytojų turbūt, ir mokinių, ir net tėvelių. Labai gražu. Na, o šiandien mes kalbėsime ne tik apie tai, kas aktualu dabartiniams abiturientams, bet ir visiems gimnazistams, be abejo, paskutinių klasių moksleiviams. Taigi, ko reikės baigiant mokyklą šiemet ar kitais metais? O kokią kelią rinktis vėliau? Na, ar studijas kažkokias, o galbūt šiokią tokią pauzelę, vienus kitus metelius, pailsėti, pagalvoti, pamastyti. Pradėsime nuo informacijos dabartiniams abiturientams apie brandos egzaminus ir priėmimą į profesinės bei aukštąsias mokyklas. Na, o tada judėsime klasėmis žemyn iki pat 9-okų. Tai man ir dabar labai įdomu, ar čia turime mes 9-okų, sakykite? 9-okai? 10-okai gal? Yes, šiek tiek yra. O 11-okai? Va, kam aktualiausia šita diskusija bus pasirodo. Na, o tada klausime mokykloje dirbančios karjeros specialistės paties dažniausio gimnazistų užduodamo klausimo. Tai kągi rinktis baigus mokyklą? Universitetą ar kolegiją? O gal greitai savarankiškam gyvenimui parengiančią profesinio ugdymo įstaigą, ar ne? O gal tiesiog padirbėti ar pasavanoriauti? Na, čia jau bus tikrai daug klausimų, į ką atsakyti. Taigi, aš manau, kad visi variantai yra be galo vertingi ir geri, tik tai visų svarbiausia ir labiausiai įdomu, kas tinka būtent jums, ar ne? Tai noriu pristatyti mūsų renginio dalyvius. Šiandieną dalyvau švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius. Paplokite, pasitikim, kad būtų drąsiau. Prašau. Taip pat turime švietimo, mokslo ir sporto viceministrą Justą Nugarą. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidentą Praną Žiliuką. Plojimai jam. Taip pat Lietuvos karjeros specialistų asociacijos vadovė Panevėžio Juozo Balčiukonio gimnazijos karjeros specialistė Giedrė Valaitienė. Pasitikime.
Ir su mumis yra nacionalinė švietimo agentūros atstovė Erika Gaižauskaitė Laučienė. Būtent ji atsakys į mus dominančius klausimus apie brandos egzaminų visą organizavimą. Štai taip. Taigi tikrai norėčiau pirmiausia pristatyti mūsų pirmąjį pašnekovą, pranešėją, viceministrą Justą Nugarą, kuris pristatys tai, kas aktualu šių metų abiturientams. Tai yra, kaip šiemet vyks brandos egzaminai, kokios šių metų priėmimo į profesinės ir aukštąsias mokyklas sąlygos. Scena jūsų, gerbiamas Justai. Labą dieną, aš gal atsistosiu, bus kažkaip truputėlį patogiau ir tą ekraną žiūrėti. Tai esminiai dalykai, tikėtina, kad nieko labai dramatiškai naujo neišgirsite, nes stojimo sąlygos dažniausiai visada yra nustatomos likus 2 metams iki jau to laiko, kai jums reikės studijuoti. Bet tam tikrus akcentus, truputėlį tokių subtilybių, kurios aktualios šiem metam, norėčiau sudėti. Tai aš pakalbėsiu labiau apie tą dalį, kuri šios metus liečia, o mano kolega Ramūnas, šiaip beje labai retai kada būna, kada 2 viceministrai yra vienam renginį, tai jūs turite išskirtinę progą paklausti klausimų, tiek manęs atsakingo už aukštąjį mokslą, tai yra universitetus ir kolegijas, tiek Ramūno, jis koordinuoja visą tai, kas yra susijęs su mokyklomis, tai tuos klausimus galite pradėti ruoštis. Tai aš pristatysiu apie šiemet, o Ramūnas pristatys, kas laukia tų moksleivių, kurie šiuo metu yra 11, 10 klasėje, 9, o gal net ir jaunesnių yra. Tai egzaminų laikymo tvarka lygiai tokia pati, kaip ir pernai. Norint gauti brandos atestatą, reiktų išlaikyti 2 egzaminus. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas ir galima rinktis šio egzamino tipą valstybinį ar mokyklinį. Norint laikyti brandos egzaminus, reikia turėti patenkinamus tų dalykų metinius įvertinimus. Bet šitą jau žinot, egzaminus visi pasirinkot, 12-okai turbūt, kad nieko naujo su tuo nėra. Kalbant apie priėmimą į aukštąsias mokyklas, tai kaip jau minėjau, aukštosios mokyklos labai stipriai atsinaujina, stiprėja ir laukia jūsų, bet tam reikia išlaikyti 3 valstybinius egzaminus. Ir kas nuo šiemet keičiasi, kad tų 3 valstybinių egzaminų reikės stojant ir į kolegijas. Ir į valstybės finansuojamas vietas, ir į valstybės nefinansuojamas vietas. Bet tas irgi ne naujiena, jau tikrai girdim iš mokyklų, kad moksleiviai pasitempia, ruošiasi tai, kad matematikos egzaminas irgi bus reikalingas stojant į universitetus. Na ir turbūt matematika labai gąsdina menų studijų studentus, tai neišsigąskite, to egzamino jums stojant į menų studijas nereikės. Kitas dalykas, ką reikėtų dar pažiūrėti, tai kad stojant universitetus reiktų ne mažesnio kaip pagrindinio mokymosi lygio, o į kolegijas patenkinamo mokymosi lygio. Tai egzaminus reiktų išlaikyti, kad vidurkis būtų 36, o į kolegijas 16 balų. Tai čia orientacijai gali tie skaičiai ten truputėlį kažkur būti netokie, bet jūs tikrai visada galite pasinaudoti Lama BPO skaičiuoklę ir ta skaičiuoklė jums parodys visus tuos rezultatus. Kitas dalykas, stojant į medicinos studijas, į pilotavimą, į sporto studijas ir į teologiją, reiktų labai atkreipdėmėsi, nes ten yra šiek tiek papildomų sąlygų. Aš šitas detalės neįsiu, bet jūs tikrai galite tose aukštosiose mokyklose išsiaiškinti viską detaliai. Yra kai kur profesinio pasirengimo testai, bet tie žmonės, moksleiviai, kurie planuoja atstoti į tas specialybės, jau tikėtina, kad esat susipažinę. Mačiau, kad visos aukštosios turi tuos ekspertus, tai detaliai jums išaiškins, kaip pasiruošti, ko reikės, kokių mokomųjų dalykų reikės ir taip toliau. Galimybės gauti papildomus balus, tai pasiekimai tarptautinėse ir nacionalinėse olimpiadose,
jeigu profesinio mokymo įstaigą baigėt su pagirimu ir turit ne mažiau už brandos darbą nei 9, bei esat baigę bazinius karinius mokymus ar privalomą karo tarnybą. Tai tas irgi suteikia jums šiokį tokį prioritetą, stojant į aukštąsias mokyklas. Naujovė, nauja, socialiai jautri, 10% nuo visų stojančiųjų bus galima patekti per antrą konkursinę eilę. Tai jeigu esat baigę trumpasias studijas, jeigu esat iš mažiau pasiturinčios šeimos, turite praktikos, na ir turite gal kažkokių specialiųjų gebėjimų. Tai konkrečius kriterijus nustatys aukštosios mokyklos, bet čia tiesiog norim universitetus ir kolegijas atverti plačiau tiem, kam galbūt gyvenime ne visai pasisekė. Trumposios pakopos studijos dar Lietuvoje tik prigyja, jos yra toks kaip tarpinis dalykas tarp profesinės mokyklos ir kolegijos, universitetinio išsilavinimo dar toliau. Tai labai skatinam jas rinktis, ypač jeigu jūsų nusiteikimas yra toks, kad čia mokytis daug aš jau norėčiau staigiai išaugti darbo rinką, uždirbti pinigus, o jeigu paskui kažkokių žinių pritrūks, tai tada jau bandysiu grįžti į studijas. Tai, ką sakė kolega vedėjas, kad gal padarykit tą taip vadinamą gap yearą, padarykit metų pertrauką, tai mano siūlymas būtų, ir mes čia su kolega rektoriumi pasitarėm, kad nedarykit. Žino dėl ko? Dėl to, kad mokymasis yra irgi įgūdis. Kaip važiuoti dviračiu arba vairuoti automobilį, kurį laiką to nedarius, jums paskui tą padaryti yra sunkiau. Tai vienu ypu daug paprasčiau, aišku, jeigu ten sunku apsispręsti, tai gal šiandien kolegos padės surasti tą kelią, gal įtikins kur stoti, bet tas praleist metus, mados reikalas, suteiks jums socialinių įgūdžių, bet studijuoti po to bus sunkiau. Tai pasisverkit, ar tikrai verta tuos metus praleisti. Na ir negaliu nepaminėti profesinio mokymo, nors pats esu iš švietimo ministerijos, bet, žinokit, nuoširdžiai mane stebina nuvykus į daugelį profesinių mokyklų, nes naujausios įrangos, įvairiausių staklių, įvairiausių technologijų, mano supratimu, ten yra daugiausia. Aš šiuo metu tokio, kur tikrai gali pačiupinėti, ir tas atsinaujinimas yra milžiniškas. Ir įgyti profesiją tikrai galima labai nesunkiai, be to į profesinį mokymą Lietuva planuoja per ateinančius kelis metus investuoti dar papildomai 50 milijonų. Tai kiekvienam regione yra šiuo metu po stiprią profesinę mokyklą, yra kelios Lietuvoje, kurios, atsakyčiau, galėtų lyginti su Vokietijos profesinė mokyklom. Pavyzdžiui, Visagino profesinė mokykla orientuojasi į pramonę 4.0. Kitą savaitę Kaune atidarysim aviacijos profesinio rengimo centrą su naujausiam technologijom. Tai tikrai ta alternatyva, ypač tiem, kam galbūt nepasiseks išlaikyti visų egzaminų, kuriuos reikės, tai tikrai yra ne ką prastesnė, o atlyginimai darbo rinkoje šiuo metu žiūrint, kai kuriuose nenusileidžia universitetinės studijas pabaigusiam studentam. Tai pasisverkit, kas jums labiau patinka. Na ir mano performances čia į pabaigą. Atiduosiu pultelį kolegai Ramūnui, jis papasakos, kaip toliau čia atrodys tie, kas dabar yra 3 gimnazijos klasės moksleiviai. Tai Ramūnai, perduodu tau pultelį. Labadiena visiems. Tai
Tikrai malonu čia būti. Dar kartelį pakelkim 11-okai rankas. Jūsų tikrai buvo nemažai. Pakeliam drąsiau. Taip, tikrai jūsų yra. Tai pagrindinė informacija skirta jum. Ir nors čia sakoma, kad nauja brandos egzaminų tvarka, bet šitai tvarkai ruošiamasi jau daugiau negu 2 metai. Taigi tikrai kažkokių labai naujų dalykų nepasakysiu, bet tiesiog noriu dar kartelį sudėti akcentus ir paminėti tuos svarbius momentus. Tai visų pirma, kad pirmieji metai, kada mokinys, kaip kokiam universitete, galės sukaupti dalį įvertinimo jau iš anksto. Ir ta dalis, kurią galima sukaupti, yra 40%. Pagrindiniam dalykam, lietuvių ir matematikai, tą 40% bus galima sukaupti per 2 kartus, tai yra per pirmąjį ir per antrąjį tarpinį patikrinimą. Kitiem likusiem dalykam, tai yra užsienio kalbų, visuomeninio ugdymo, gamtamokslinio ar technologinio ugdymo dalykams, tą 40% bus galima sukaupti per 1 kartą. Tai yra jau kovo, balandžio mėnesiais ir dalis tarpinių patikrinimų vyks ir gegužės pradžioje. Taip, tai toliau, kas yra labai svarbu, kad brandos egzaminų sesija vyks įprastu laiku, tai yra 25 metų birželio mėnesį. Na ir kad šiemet yra ypatingi metai, jūs esate tie pirmieji, kurie pradės kaupti 40% balų, todėl jums yra sudaroma galimybė tą tarpinį dalyką perlaikyti 12 klasėje ir pasirinkti geresnį įvertinimą, jeigu pirmojo tarpinimo patikrinimo metu netenkins jūsų įvertinimas. Kas jau yra įvykę, tai jau yra vykęs Lenkų gimtosios kalbos tarpinis patikrinimas, ir kurio rezultatai pernai tikrai džiugina. Didžioji dalis mokinių jau dabar žino, ateidami į egzaminą, kad jį ateina surinkę reikiamą taškų skaičių jam išlaikyti. Šiemet jau vyko bandomasis tarpinis patikrinimas šios savaitės pradžioje. Taip, tai irgi jame dalyvavo per 22 000 moksleivių, kažkokių didesnių nesklandumų nebuvo. Tai rodo, kad tiek mokiniai, tiek mokytojai, tiek mokyklos yra pakankamai gerai pasiruošę kovo ir balandžio mėnesiams. Taip, ką norėsiu paminėti, uždėti keletą akcentų, kad tarpiniai patikrinimai vyksta elektroniniu būdu išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros. Tai puikiai žinote, kad kalbėjimo dalis yra numatyta per pavasario atostogas, bet už tą dieną bus kompensuota, tai yra, kad pridėta 1 diena papildoma atostogų, jau pratęstas laikas po įprastų visiems kitų atostogų. Norint išlaikyti brandos egzaminą, būtina laikyti tarpinį patikrinimą ir nebus galima laikyti egzamino, jeigu tarpinis patikrinimas nėra laikytas. Valstybinį brandos egzaminą išlaikoma, jeigu surenkama 35 taškus iš 100, arba kitaip tariant, surenkama 40 balų iš 100. Tai kaip vyks konvertavimas, jeigu dabar yra tos schemos ganėtinai sudėtingos, kada yra konvertuojama ir yra statesnis, vadinkim, laiptelis, mažiau status laiptelis ir tai priklauso nuo srities, kiek jūs taškų surenkat, tai nuo kitų metų, kada jau bus įrašomi į brandos atestatą taškai konvertuoti į balus, konvertavimas yra kur kas paprastesnis, tai yra prie surinktų taškų skaičiaus yra pridedami 5 taškai ir taip gaunama balų suma. Jeigu kažkas surenka maksimalų arba arti maksimalų skaičių, tai aišku, aukščiau 100 balų nesurinksi, bet tokiu atveju tada netenkama to pridėjimo, bet kokiu atveju yra visiems padaroma galimybė padaryti egzaminę bent 5 klaidas ir tikėtis maksimalaus įvertinimo. Kaip ir šiemet, taip ir kitais metais reikės išlaikyti 2 brandos egzaminus. Vienintelė yra naujovė, prie kurios prieinama natūraliai. Jeigu švietimo įstatyme dabar sakoma, kad šiemet reikia išlaikyti bent 2 mokyklinius egzaminus ir tu gauni brandos atestatą, nuo kitų metų reikia išlaikyti 2 valstybinius egzaminus ir taip gaunamas brandos atestatas, bet su atnaujintų ugdymo turiniu, su atnaujintomis programomis nebelieka mokyklinių egzaminų, taigi natūraliai pereinama prie šito pokyčio. Na ir kas yra svarbu, kad brandos atestate yra įrašomi tiek tarpinio patikrinimo rezultatai, tiek bendras įvertinimas už tarpinį patikrinimą ir valstybinį brandos egzaminą. Vienas iš dažniausiai kylančių klausimų tai yra, ar galima keisti dalyką
jeigu aš, tarkim, mokausi lietuvių kalbos arba matematikos bendruoju kursu, noriu keisti išplėstinį kursą ir atvirkščiai. Lygiai taip pat kyla natūraliai klausimų kai kada, kad galbūt mano pasirinkimas nebuvo pats geriausias ir labiausiai atitinkantis mano lūkesčius ir galimybės, tai galima dalyką keisti, kaip ir anksčiau, kaip ir dabar vyksta, kaip ir, tarkim, tikrai ne vienas 12-okas, kurio mes čia galėtumėm paklausti, yra pakeitęs mokomąjį dalyką, tai dalykus bus galima keisti. Tačiau yra keletas niuansų susijusių su tarpiniais patikrinimais. Tai visų pirma, 11 klasėje arba kitaip 3 gimnazijos klasėje dalyką keisti tiek iš bendro, tiek išplėstinį kursą ar atvirkščiai, tiek pasirinkti naują mokomąjį dalyką, atsisakant kažkokio kito, galima iki sausio pabaigos. Tai tokiu atveju jūs tada dar suspėsite laikyti tarpinį patikrinimą 3 gimnazijos klasėje. Jeigu nuspręsite keisti dalyką antrame semestre, tai yra jau po sausio 31 dienos, tą daryti irgi galima, mokykloje įprasta tvarka, tai pavaduotos ugdymo jūs gali su tuo supažindinti, tačiau tarpinio patikrinimo jau nebus sudaryta galimybė laikyti 3 gimnazijos klasėje, tačiau bus sudaryta galimybė jį laikyti 4 gimnazijos klasėje. Ir kada pereisit dabartiniai 11-okai į 4 gimnazijos klasę, tuomet jau keisti dalyką galima iki pasirenkami egzaminai. Tai reiškia, su egzaminų pasirinkimu iki lapkričio 15 dienos dar yra galimybė, paskutinioji galimybė keisti mokomąjį dalyką, kuri užsidaro, kaip ir minėjau, lapkričio viduryje. Kalbant apie 2025 metus ir stojimą į aukštąsias mokyklas, tai visų pirma norisi paminėti vėlgi reikalavimus įgyti išsilavinimą, vidurinį išsilavinimą, tai yra įgyti brandos atestatą. Tam reikia išlaikyti 3 egzaminus, lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą bendruoju arba išplėstiniu kursu. Taip pat tada reikia išlaikyti matematikos egzaminą ir tada vieną laisvai pasirenkamą dalyką. Ir tokiu atveju jūs galite įgyti vidurinį išsilavinimą ir stoti į aukštąją mokyklą. Stojant į menų studijas, kaip minėjo Justas, kaip ir šiemet, niekas nesikeičia, tai reikalingi 2 egzaminai ir matematikos egzaminas nėra būtinas. Stojantiesiems į universitetus yra skaičiuojamas valstybinių egzaminų vidurkis, tai stojant į universitetą turi būti pasiektas pagrindinis mokymosi pasiekimų lygmuo, stojantiems į kolegijas turi būti pasiektas bent jau patenkinamas pasiekimų lygmuo. Vidurkiai skaičiuojami bus tiek bendrojo, tiek išplėstinio kurso metiniai vertinimai, taigi nėra skirtumo, pagal kurį mokomąjį dalyką bendro ir išplėstinio kurso dalyką jūs mokotės. Na ir konkursinis balas 2025 metams jau bus skaičiuojamas pagal praeitais metais Lietuvos universitetų rektorių konferencijos ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos patvirtintą konkursinį mokomųjų dalykų sąrašą. Tai ten visi dalykai, net ir tie, kurie yra nauji, tarkim, ekonomika ir verslumas, filosofija, jie gali būti skaičiuojami kaip 4 pasirinktas egzaminas, stojant į universitetus. Kolegijos jau yra nusimačiusios konkrečias studijų programas, į kuriuos stojant net ir nauji dalykai gali būti pasirenkami kaip 1 ar 2 numeris. Tai tas sąlygas jau galite pasitikrinti, nes jos yra patvirtintos dabar, tai tą galite jau pasižiūrėti. Na, pereikime prie 2026 metų abiturientų, tai yra dabartiniai 10 klasės mokiniai. Tai irgi šiek tiek bendros informacijos. Tai visų pirma, kad šiais metais, nuo kovo mėnesio, jums jau reikės pradėti susidaryti individualų ugdymo planą viduriniam ugdymui, tai yra 11 ir 12 klasiai. Reikės rinktis lietuvių kalbą, literatūrą, matematiką. Ir čia pasirinkimas yra tarp bendro ir išplėstinio kurso. Tai kaip jau buvo pristatytos sąlygos dabartiniams 3 gimnazijos klasės mokiniams, taip ir jums svarbu žinoti, kad tie dalykai iš tikrųjų yra lygiaverčiai. Jeigu mes kalbam apie tai, kaip bus skaičiuojamas vidurkis, tie dalykai yra lygiaverčiai, jeigu mes skaičiuojam minimalų balą stojant į aukštąsias mokyklas, tačiau kada jau praeinama kartelė rotacinė eilė, tai gali turėti įtakos. Renkantis dalyką reikia pasirinkti kursą būtent šiem dalykam, visi kiti dalykai, kaip gamtos mokslų dalykai, socialinių ir visuomenės mokslų dalykai, užsienio kalbos dalykai yra mokomasi išplėstinių kursų. Tai tie privalomieji dalykai lietuvių kalba, literatūra, tautinėms mažumoms ir gimtoji kalba, taip pat matematika, fizinis ugdymas privaloma pasirinkti iš dalykų, tai yra
dorinis ugdymas, menų dalykas ir taip pat yra užsienio kalba, visuomeninis ir visuomeninis ir socialinių mokslų blokas, tai tenai yra tokie dalykai įprasti kaip istorija, geografija, ir nuo šių metų atsiradę ekonomika ir verslumas ir filosofija, taip pat tada yra gamtamokslinio ir technologinio dalykai bloko, tai yra biologija, chemija, fizika, informacinės technologijos ir inžinerinės technologijos. Taip pat galima rinktis ir įvairius modulius, tuos modulius mokyklos gali siūlyti šiek tiek skirtingai, bet iš esmės jie yra skirti giliau mokytis tam tikro dalyko. Taip pat yra ir laisvai pasirenkamų dalykų ir profesinio mokymo programų modelių. Tai yra ta žinutė, kad net jau ir vidurinėme ugdyme mokykloje galima derinti tiek vidurinį ugdymą, tiek profesinį mokymą, pasirenkant tam tikrus modulius. Na ir nuo šių metų tai jau dabartiniam 3 gimnazijos klasės mokiniams ir būsimiems 3 gimnazijos klasės mokiniams yra privaloma socialinė pilietinė veikla, kurią būtina atlikti per 2 metus. Kiek dalykų galima mokytis, tai mokomasi mažiausiai 8 dalykų, tai iš tų privalomų blokų ir privalomai pasirenkamųjų blokų, tai yra sudaro 8 dalykai. Jeigu pasirenkama minimalus bendrojo kurso valandos ir tada likę dalykai, tai yra minimalus valandų skaičius 25 valandos, kada mokomasi įprastose bendro ugdymo mokyklose, tie, kas mokosi profesinėme mokyme, tie, kas mokosi specializuoto ugdymo krypties, tarkim, menų ar sporto mokyklose, jiem yra privaloma 17 valandų. Taigi tas valandų skaičius dar yra mažesnis, kad būtų galima mokytis kokybiškai tiek vidurinio ugdymo, tiek ir profesijos. Taip pat pasiekimų patikrinimas, kas yra svarbu dabartiniam 10-okams, jisai vyks įprastai, tai yra lietuvių ir matematikos. Na ir dar šiais metais, kada vyks pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimai, dar nėra nustatytas būtinas gauti pažymys. Tai yra, kad dabartiniam 10-okam reikia laikyti patikrinimą ir jį iš esmės kiek surinkti balų, tiek turi ir to įvertinimo yra užtenkama. Na ir labai trumpa informacija 2027 metų abiturientams, tai yra dabartiniams 9 klasėms gimnazistams. Tai yra svarbu tas pokytis, kuriuos ateina su šia karta, tai yra, kad 2025 metais pavasarį, laikant pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, ateina tai, kad privaloma išlaikyti teigiamai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, tai yra surinkti bent 4 balus iš 10. Kas čia yra sudaroma galimybė, ko neturi dabartiniai 10-okai, tai yra tai, kad pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą bus galima perlaikyti. Ir jeigu nepavyks jo išlaikyti net ir iš antro karto, tada bus sudaromos galimybės individualizuojant planą, kartoti tą kursą arba kartoti 10 klasės kursą visą apimtimi. Taip, tai netrukus išleisime tai, kas buvo pristatyta šiandien, tiek Justo, tiek mano, bus atmintinė abiturientams, tai tą atmintinę tikrai platinsime tiek per socialinius tinklus, tiek per internetą ar platformas mokykloms. Taigi nuo kitos savaitės ją galėsite rasti. Visą informaciją apie priėmimą aukštąsias mokyklas galima rasti lama.bpo.lt puslapyje. Tai kol kas tiek ir tikiu, kad bus ir ne vienas klausimas. Labai dėkojame abiems viceministrams už tokius tikrai išsamius pranešimus ir iš tiesų, jeigu jau dabar turite klausimų, štai matau, ranka pakilo, prašau mikrofoną, taip atsiprašau, prinešime ir galėsite tada įgarsinti klausimą. Matematikos egzaminas brandos atestatui gauti nuo kelintų metų? Tai aš galbūt netiksliai pasakiau, brandos atestatui gauti matematikos egzaminas nėra privalomas. Brandos atestatui yra tokia logika. Šiemet reikia 2 mokyklinius egzaminus, nuo kitų metų reikia 2 valstybinius egzaminus, nuo 27 metų reikia 3 valstybinius egzaminus, iš kurių vienas privalomas yra lietuvių kalba ir literatūra. Matematika jau nuo šių metų yra svarbi stojant į aukštąjį mokslą, tai yra, kad į valstybės tiek finansuojamas, tiek nefinansuojamas vietas, išskyrus menų krypties studijas. Tai matematika, dar kartelį noriu pabrėžti, nėra privaloma, norint gauti vidurinio ugdymo išsilavinimą.
Dėkojame už atsakymą, labai gerbiamam viceministrui. Gal dar kokių klausimų greitų, kur norėtųsi iš karto paklausti? Jei ne, tai galima bus pasilikti juos pabaigai, nes dar turime šiek tiek kalbų. Ir, iš tiesų ir pačiai norisi atsistoti kažkaip, nes tikrai galiu įsivaizduoti, kaip jūs jaučiatės. Tie, kas dar vis mokotės ir galvojate, tai kurgi toliau, tai ką pasirinkti, kada pradėti galvoti apie tą savąjį kelią. Ar jau gal nuo pirmos gimnazijos klasės galima būtų pradėti, ar ne? Tikrai klausimų labai daug, variantų labai daug, ar kolegija, ar universitetas, ar profesinio ugdymo mokykla, ar šiokia tokia pauzė. Tai norėtųsi visų šių klausimų pirmiausia užduoti mūsų gerbiamos pašnekovės. Tai yra Lietuvos karjeros specialistų asociacijos vadovė, Panevėžio Juozo Balčiukonio gimnazijos karjeros specialistė Giedrė Valaitienė. Sveiki gyvi, ponė Giedrė. Sveiki gyvi ir ačiū už galimybę būti čia, atstovauti karjeros specialistus, tiek asociacijos narius, tiek jai nepriklausančius, bet bendrojo ugdymo mokyklose dirbančius specialistus. Ir man, pasakysiu žargonu, žiauriai gera matyti tiek jaunų žmonių, kurie išėjo į finišo tiesėje ir kurie yra apsisprendimuose. Kągi jie veiks gavę savo brandos atestatą. Ir čia turbūt labai didelis akcentas yra žodyje brandos. Branda kiekvieno iš mūsų susideda ne tik iš akademinių pasiekimų, bet ir iš psichologinių dalykų. Todėl ką jums veikti, ką jums pasirinkti, kągi daryti po tos 12 klasių, vieno recepto negali būti ir jo tikrai nėra. Vieni subręstame taip, kad esame apsisprendę studijoms universitete, kitiems kažkas galbūt nepavyksta ir tenka įveikti vidinę baimę, nuostatas, kad teks rinktis profesinį mokslą, kas yra labai gerai ir tikrai nėra blogai. Treti, nors viceministras davė pavyzdį, kad automobilis sustojęs kaip ir praranda savo techninę vertę, bet iš tikrųjų kartais automobiliui reikia stabtelėti, kad būtų pakeistos padangos, kažkas atremontuota. Todėl tretiem iš jūsų gali tekti rinktis laisvus nuo studijų metus, išvažiuoti padirbėti ar netgi po intensyvių akademinių mokslų pasirūpinti savo asmens ir emocinę sveikatą bei higieną. Taigi galimybių yra. Pabaigti, keliauti į profesinį mokymą, keliauti į universitetus, į kolegijas, galbūt išvykti svetur, pasimokius atvežti jų patirties į Lietuvą, galbūt į kariuomenę arba galbūt savanoriauti. Daug. Iš tiesų, atrodo gausybė tų pasirinkimų, bet tikriausiai aš čia jau gal net įgarsinsiu daugelio klausimą, matyt, toks tikrai labai, manau, svarbus klausimas. O kokiosgi specialybės šiandieną galėtų garantuoti tikrai gerą atlyginimą? Pirmiausia, atlyginimas priklauso ne nuo to, kiek tu geras ar negeras, nes vėlgi tai yra skirtingai suprantamos sąvokos kiekvienam iš mūsų. Atlyginimą lemia tavo kompetencijos, tavo veržlumas, tavo gebėjimas, čia ir dabar kokybiškiau, našiau atlikti tau paskirtas pareigas, tavo išskirtinumas, tavo stresinių situacijų valdymas. Todėl renkantis karjerą, jūs tikrai jau esate girdėję tokias sąvokas kaip minkštieji, kietieji įgūdžiai. Ir šiandieną kalbant apie ateities studijas ir ateities savikūrą, to, ko reikės ateičiai, reikia pirmiausia galvoti, o kokiomis kompetencijomis aš esu pranašesnis, kokiais būdais tas kompetencijas įgijau, kokiais būdais tas kompetencijas galiu stiprinti. Tai jeigu tos profesijos atrodytų kažkokia magija, kad vienos yra labiau prestižinės, daugiau pinigų atnešančios ir panašiai, tai nebūtų tiesa, nes pinigai uždirbami tuo met, kada tu atiduodi visą save. Atiduodi visą save, kada tu gilinėsi į tai, kas tau yra įdomu. O kai gilinėsi į tai, kas tau yra įdomu, netgi ir nepaklausę profesiją gali padaryti paklausę, nes rasi nišą savo. Reikia veržlių, atsakingų, degančių žmonių, o tam labai reikia gerai padaryti savianalizę. Kuo aš stipresnis, ką aš galiu ir nesekti kitų sėkmės receptais arba tam tikrais patarimais.
Dėkoju už atsakymą ir tada šalia klausimas, o kokios tos specialybės garantuotų greitesnį įsidarbinimą, kur šiandien yra paklausiausia, kokių specialistų, profesijų labiausiai reikia? Kai jie baigs, kai šitie jauni žmonės baigs, bus atsiradę naujų profesijų, apie kurias mes šiandien gal net nepagalvojam. Ir vėlgi labai svarbu galvoti, į ką eina šiuolaikinis pasaulis. Darbas su žmonėmis, su pagalba žmonėms, darbas švietimo sektoriuje, be abejo, inžinerinės specialybės, be abejo, apskaita, duomenų bazės. Tai yra tai, ko reikės ir ko nepakeis jokie ypatingai išmanieji protai. Puikiai, labai gražiai atsakyta, gerbama Giedrė. Galbūt dar kas nors iš salės turėtumėt šią akimirką kokių klausimų? Apie karjerą, apie jūsų kelią. Aha, galit kelti aukštai drąsiai ranką, aš tikrai pamatysiu, jeigu ne, tai tada dar pakaupkim klausimų galui, ar ne? Šiuo metu norėčiau dabar pristatyti dar vieną mūsų pašnekovą, renginio dalyvį. Tai yra Lietuvos aukštųjų mokyklos asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidentas Pranas Žiliukas. Taigi klausimas jums būtų, gerbiamas Pranai, sakykit, šiemet pačios aukštosios mokyklos nusistatys tokį žemiausią stojamąjį balą, ar ne? Tai gal jau yra žinoma, koks jisai bus? Klausimas, ko gero, yra aktualus pastaruoju metu ir viešoje erdvėje, apie tai girdim. Bet norėčiau nuraminti ypač šių metų abiturientus, kad nėra tiek ta svarbi reikšmė, kaip gali pasirodyti. Todėl, kad anksčiau buvus praktiškai 10 metų išsilaikiusi į universitetus reikšmė 5,4 minimumas, jis buvo konstruotas orientuojantis, kad 4 valstybinių brandos egzaminų vidurkis įvertinimų 36. Tuo tarpu dabargi įstatymė yra minimas 3 egzaminų vidurkis 36. Taigi reikalavimas netgi teoriškai gali būti kiek mažesnis. Ir lygiai taip pat į kolegijose jau buvo orientuotas į 4,3 ir reiškia tai 4 valstybinių egzaminų vidurkį 20, tai dabar yra 3 egzaminų ir 16. Taigi tikrai reikalavimai niekur nekyla minimalus, tačiau aukštosios mokyklos būtent ir nusistatys, ar jos leidžiasi iki žemiausiai įmanomos kartelės, ar vis dėlto ir reputacijos prasme, ir tikrai norėdamos matyti auditorijoje tik turinčių žinių studentus, išlaikys tą pačią reikšmę arba jai artimą. Tai šiaip ar taip tas klausimas turbūt aktualesnis yra tie, kurie jau turi brandos atestatus ir, sakykime, kažkiek trūko iki tos slenksčio. Bet vėlgi kartojasi, kad šių metų abiturientams turbūt nereikia į tai orientuotis, nes jie tikrai lengvai įveiks. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, universitetų atveju, tai reiškia iš 3 egzaminų reikia surinkti 108 balus. Tai ir vidurkis bus 36, bet kas tie 108 ir paimkim. Jeigu, sakykime, sunkiau sekėsi, matematikos minimalus teigiamas 16, lietuvių kalbos literatūros minimalus teigiamas 16, turim 300. Pridėkit 76 anglų kalbos ir mes įveikėm barjerą. Bet aš tikrai tikiu, kad ir matematikos, ir lietuvių kalbos literatūros skaičiukai bus tikrai įvertinimų didesni, ypač jeigu stengiamas. O ketvirtas dalykas, idealu, jeigu tai valstybinis brandos egzaminas laikytas, bet net jeigu ir metinis pažymys aukštas, pavyzdžiui, 10, tai vėlgi surinkama net ir 5,4. Aš tiesiog trumpindamas pasakyčiau labai paprastai, kad čia apie slenkstį daug galvoti nereikia, jis nėra aukštas, bet mokytis reikia, išlaikyti egzaminus reikia. Netgi trumpai pasakyčiau, kad jeigu šiemet nemindžios slenkščio, tai gyvenime jokių slenkščių daugiau ir neteks mindžioti. Kaip nuramino tikriausiai, ar ne, šiek tiek, sakykite, jeigu kam šiek tiek įtampėlė tokia, ar ne, buvo sukilusi iš pradžių. Kalbėkime toliau, gerbiamas Pranai. Viceministras jau pasako, šiek tiek skaidrėse matėme informaciją apie antrąją konkursinę eilę. Tai gal jūs galėtumėte šiek tiek daugiau detalių apie ją pateikti, kaip viskas atrodys? Taip, pirmi metai čia toks tikrai mums tam tikras techninė prasme eksperimentas ir nelengvas uždavinys matematiškai, bet tikimės, kad viskas bus gerai, nes mums reikia ir žymiai gauti daugiau papildomų duomenų,
ar dėl nedarbingumo lygio, ar ten asmuo yra našlaitis, ar pagaliau nebūtinai jau čia bėdos, bet tiesiog žmogus turi jau darbo stažą tam tikrą, baigęs privalomąją karo tarnybą ar panašiai. Tai štai jiems tam tikra galimybė bus dalyvauti ne toj pačioj eilėje, kur galima konkurencija, o turėti atskirą eilę ir galimas dalykas, ten užteks ir mažesnių konkursinio balų reikšmių. Tačiau visi vienodi to slenkščio minimumo, kurį pasakys kiekviena aukštoji mokykla atžvilgių, todėl kad čia jokių lengvatų, kad galima ten prašiau išlaikyti egzaminus ar panašiai, čia nėra. Čia tik kalbam apie tai, kad padėti lengviau įveikti konkurenciją tuose kryptyse, kur ta konkurencija gali būti didelė. Tai arba kalbėsime apie ekonomiką, ar teisę, ar ten sveikatos mokslų tam tikras kryptis. Tai daugiau visą tai. O šiaip stojantiesiems per daug vargintis nereiks, todėl kad stengsimės susidėlioti taip, kad visi duomenys būtų gaunami iš valstybinių duomenų bazių ir tiesiog asmenį tik pasižymėti, kad tai reiks varnelę, kad sistemoje, kad jis pretenduoja į antrąją konkursinę eilę, o duomenys subėgs. Atskirais atvejais gal teks prisekti kokią pažymą, bet daugumoje tie duomenys bus gauti. Tai ir tiek, taigi, kai kam tiesiog konkurencijos prasme bus lengviau įveikiama, bet sakau, reiklumas visiems išlieka, minimumo prasme išlieka tas pats. Na va, visi liks informuoti, tik svarbiausia nepamiršti tos varnelės pažymėti, ar ne, norint jau pretenduoti į tą antrąją konkursinę eilę. Labai gerai. O ką dabar bendrai svarbu žinoti abiturientams, kurie norėtų registruotis ir pildyti prašymą stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas? Na, kokius svarbiausius dalykus? Iš tikrųjų, tai kaip kalbėjo, turėti svajonę, tai pats svarbiausias dalykas. O šiaip apsilankys ir gali dabar lankytis ir lamabpo.lt svetainėje, pasižaisti su konkursinio balo skaičiuoklę, paprognozuoti, kur į kokias mokyklas, kokias programas koks gautųsi balas. Bet šiaip ateis birželio 1. Standartinis laikas, prasideda vasara, prasideda prašymų priėmimas, na ir ras iškart pirmajam puslapyje svetainės kortelę pirmosios pakopos ir vientisosios studijos, ar kažką kitą rinksis, na ir ką, spaudžia, ten atsiras, užsidegs užrašas teikti prašymą ir prašau, rekordininkai sugeba viską atlikti iki galo ir laukti kvietimo, kuris ateis Liepos gale, per 1 minutę susitvarko. Yra ir spartesnių. Būna ir iš anksto matyti pasižiūrėjusių, viską ten pasianalizavusių, ar ne, ir viską puikiai žino. Taip, jeigu jie pasianalizavę, sistemos dabar visi pripratę prie įvairiausių ir elektroninių parduotuvių ir taip toliau, tai daugelis veiksmų intuityviai yra lengvai suprantami, bet pagaliau dar bus labai daug informacijos. Teiksim mokyklom, karjeros specialistam, darysim mokymus, tai informacijos, vedlėjai atitinkami bus. Informacijos iki birželio turės abiturientai pakankamai daug ir bendro ugdymo mokyklos, tai tikrai bus paprasta. Na, o paskui paprasčiausiai labai būtų gerai, vat vienas dalykas mane liūdina, taipgi būtų labai gerai, kad ta svajonė ir išliktų. Ir vasarą. Nes ką aš stebiu jau pastaruosius keletą metų, tai atsitinka taip, kad Liepos viduryje, kai jau rankose brandos atestatas, žiūrima į priedą ir skaičiukus ir prasideda visų svajonių stumdymas. Susidaro įspūdis, kad visiškai priešingai negu kalbam apie karjeros planavimą, staiga karjera suplanuojama tik tada, kai turi rankoje dokumentą. Tai ir mokyklos krapšto pakaušius, ar ten bus studentų pas juos ar ne, viskas paaiškėjo Liepos pabaigoje. Tai tikrai būtų gerai, kad svajonė, jinai ir būtų svajonė, nekistų. Visi tie barjerai tikrai nesunkiai įveikiami. Ir labai noriu pabrėžti, mėliem abiturientam, kad balo sandara ir kolegijos, ir universitetuose yra tokia, kad yra daug alternatyvų. Tai tas pats dalykų rinkinys gali tik stojant ir ekonomiką, ir informacinės technologijas, ir sveikatos mokslus. Tai galimybės iš tikrųjų svajoti yra didelės, balo sandara čia niekur nevaržo, bet svajonę vis dėlto reikia turėti.
Na va, kaip gražiai užbaigėte, iš tiesų, to ir norisi kažkaip labai palinkėti visiems svajoti, nenustoti svajoti, nes svajonė, žinokit, pildosi, net ir tada, kai galvojat, kad ne, be šansų. Kalbėkime toliau, norėčiau užduoti klausimą dar gerbiamam viceministrui Justui Nugarui apie mokytojų profesiją. Na, mokytojai vis tik šioje vietoje yra pagrindas, labai svarbu, kokie jie bus, na, ar jie turės tas galimybės patys studijuoti, o kalbant apie galimybės, na, ar yra suteikiama kokia nors papildoma finansinė pagalba šios ryties specialistams? Veikia mikrofonas, labai gerai. Tai turbūt labai svarbu paminėti tai, kad mokytojo profesija persiverčia. Mes perkraunam visą sistemą ir mokytojų tampa vis labiau populiaru. Pavyzdžiui, pernai apie 40% daugiau moksleivių pasirinko būti mokytojais. Na ir valstybė deda visas pastangas, kad tie mokytojai rinktųsi pirmiausiai. Tai pirmoje pakopoje, tik pradėjus studijas prioritetinėse specialybėse, nes ne visos, kai kurios yra mažiau populiarios, kai kurios daugiau populiarios, tai mokama 300 eurų stipendija. Na, o tiems moksleiviams, kurie paskutinėse kursuose jau susitarė su konkrečia mokykla ar savivaldybė, tų eurų dar padaugėja ir tampa virš 500. Tai ta stipendija tikrai labai padeda. Na ir aišku, pedagogų rengimo centrai tiek Vytauto didžiojo universitete, tiek Vilniaus universitete yra puikiai pasiruošę tuos mokytojus mokyti. Ir turbūt reiktų pasakyti, kad tos sistemos skiriasi. Vytauto didžiojo universitete yra daugiau mokama jau konkretaus dalyko, kad būsi, pavyzdžiui, ten gamtos mokslų mokytojas ar chemijos mokytojas. O Vilniaus universitete yra taip, kad tu pirmiausiai įgyji savo specialybę, renkiesi, pavyzdžiui, fiziką, ir tada papildomai renkiesi tapti mokytoju. Tai turi būti specialistas to dalyko. Taip. Tai tos sistemos skiriasi, jos turi abi viena ir kita pliusų ir minusų, bet tas pasirinkimas sukuria tokią įvairovę ir mes labai džiaugiamės, kad yra ta įvairovė tapti mokytoju. Na va, kaip gerai, kaip šaunu. Ar yra tarp jūsų tokių, kurie galvoja apie mokytojo profesiją, o galbūt kokio kito pedagogikos specialisto nėra nei vieno, ar ne? Na va. Gerai, tai mes... Klausimas, taip, prašau, galima paklausti. Drąsiai. Sveiki. Pirmiausia, aš atsidarysiu viską, susirašiau, kad normaliai pasakyčiau. Norėčiau, kaip sakėt, kad daug jaunų mokytojų, tai pasižiūrėkit aplinkui save, daug mokytojų jaunų tikrai nėra ir pagarba visiems vyresniem mokytojam, kad jūs išlaikot mūsų švietimo sistemą dar gyvuojančią, o 300 ar 500 eurų stipendijos, atsiprašau, yra juoko vietoje, ta prasme, jeigu bandytumėt išgyventi su mokytojo alga, pamatytumėt, kad be papildomo darbo yra neįmanoma garbingai pragyventi. Tai čia viena spraga, kurią matau mūsų švietimo sistemai. O kita, čia klausimas labiau švietimo ministram apie, aš esu 11-tokas ir jau neužilgo pradėsiu laikyti tarpinius egzaminus ir šiuo metu įgyvendinimo ugdymo reforma su tais egzaminais lėmė, kad visos kitos akademinės veiklos, pavyzdžiui, įvairios mokslo olimpiados, yra nukeliamos į moksleivio atostogas. Net ir tas pats lietuvių kalbos tarpinis egzaminas 11 klasėje vyks per pavasario atostogas nuo balandžio 1 iki balandžio 5. Tai man įdomu, jūsų nuomonė, kaip moksleiviai gali pilnai pailsėti nuo mokslų ir atsipūsti, kai net atostogos yra naudojamos egzaminams ir visokioms kitoms mokslinėms veikloms. Suprantu, kad bus ta diena, kuria laikoma egzaminas pridėta prie papildomų atostogų, bet jeigu man egzaminas yra ketvirtadienį, tai ar jūs manot, kad aš 3 dienas ilsėsiuos ir dar ketvirtadienį nueisiu, parašysiu egzaminą ir viskas. Ta prasme, man tas egzaminas bus pastoviai galvoje ir iš tų atostogų bus, nieko neliks. Tai man įdomu jūsų požiūris. Ačiū labai už pasidalinimus, tikrai labai dėkojam. Taip. Prašom, gal komentarą galėtumėte į vieną, į kitą. Taip, tai aš norėčiau dėl mokytojų pirmiausiai sureaguoti. Šiek tiek senėjimas matomas, bet tas procentas didėjantis stojančiųjų, kaip jau sakiau, 40% daugiau. Tai reiškia, kad
mes padarėm pokyčius, kurie lemia, kad ateis daugiau mokytojų. Ir dėl stipendijų, tai stipendijos yra ne mokytojams, o būsimiem mokytojams, tai reiškia studentam. Tai tam, kad studentas geriau jaustųsi, galėtų susimokėti už bendrabutį ir susimokėjus dar liktų jam pragyvenimui, yra mokamos tos papildomos stipendijos. Tokios stipendijos yra mokamos ne tik mokytojams, bet ir, pavyzdžiui, žemės ūkio specialistam. Kai kurios įmonės tokias stipendijas įskiria konkrečiuose universitetuose, kur mato, kad, pavyzdžiui, trūks informacinių technologijų specialistų. Tai yra parama studentui. O mokytojo atlyginimas čia jau kitas klausimas. Kolega turbūt papildys dėl atostogų. Na taip, kalbant apie mokytojus, ar atsakyta maždaug... Gerai, toliau tada keliaukime. Taip, tada vieną minutėlę aš dar norėčiau atsakyti dėl apskritai tarpinių patikrinimų tvarkaraščio ir galbūt neformalaus švietimo renginių ar olimpiadų ir konkursų renginių tvarkaraščio. Tai tas tvarkaraštis yra derinamas ir mano žiniomis nėra nei vieno renginio, kur persiklotų, tarkim, kad tą pačią dieną vyksta ir renginys, ir tą pačią dieną vyksta, tarkim, tarpinis patikrinimas. Taip yra tokių renginių, kur, tarkim, yra arba vienos dienos tarpas, arba yra apskritai, tarkim, baigėsi olimpiada ir kitą dieną yra tarpinis patikrinimas. Bet žinant visą specifiką, kada vyksta renginiai olimpiados, dažniausiai, ypatingai gamtos mokslo olimpiados, vyksta 3 dienas. Ir paskutinė diena yra jau tik apdovanojimai, tai yra keliavimo diena. Tai vėlgi suprantam, kad tai nėra patogu, bet kokiu atveju tada arba įsitęstų laikas apskritai tarpinių patikrinimų į tvarkaraštis, kas irgi yra įsprausta į tam tikrus rėmus, arba reikėtų trumpinti renginius olimpiadas, ko irgi nesinorėtų, nes yra ir formalioji ugdomoji veikla, ir yra socialinė veikla po užduočių sprendimo. Kitas dalykas, kas buvo paminėta, tai buvo paminėta tai, kad tarpiniai patikrinimai vyksta per mokinių atostogas. Tai nėra naujiena. Jeigu pasižiūrėtumėm dabar, anglų kalbos egzamino kalbėjimo dalis taip pat vyksta per mokinių atostogas. Jeigu pasižiūrėtumėm lietuvių kalbos įskaitą, kuri vyko, jinai taip pat vykdavo per mokinių atostogas. Ir vėl tas turi labai rimtą priežastį. Kada mes tikrinam kalbėjimo dalį, tai tikrai yra išskirtinis tikrinimas, kur mes tikriname ne tik žinias, bet ir kompetencijas. Tai ten galima patikrinti ir pilietiškumo kompetenciją, ten galima pasižiūrėti ir komunikavimo kompetenciją, ten ir tikrinamos ir dalyko žinios, dalykinės kompetencijos. Tai šitas tikrinimas kalbėjimo dalis, jinai reikalauja ir tam tikrų resursų, tai yra, kad individualizuota. Kalbėjimas vyksta arba poroje, arba individualiai. Tai reiškia, kad reikalingi ir dideli mokytojų resursai, ne tik mokinių. Taigi būtent yra parinkta per mokinių atostogas. Tai aš tikrai pritariu, kad yra naudingiau turėti, tarkim, patikrinimą pirmadienį ir antradienį ir tada jau ilsėtis, kada jau viskas atlikta, bet dėja, mes turime tiek mokinių ir tiek mokytojų, kad vis tiek kažkas bus tas, kuriam reikės ateiti ar antradienį, ar trečiadienį. Dėkojame labai už atsakymus. Dar turime klausimų. Norėčiau toliau pratęsti, kai sakot, kad anksčiau vykdavo egzaminų dalys, kalbėjimai per atostogas, tai nepadaro, kad čia yra priimtina ir gerai. Tai aš galiu sakyti, anksčiau irgi pasaulyje vykdavo karas, tai kas čia iš to, kad dabar vyksta karas. Esmė tame, kad visa situacija yra jau seniai išsisenėjusi, yra bloga ir neatsakėte į klausimą, kaip moksleiviams pailsėti. Jam tiesiog, ar jūsų atsakymas yra tiesiog sukas dantis ir toliau mokintis? Taip pat aš dar norėčiau paantrinti savo klasės draugui, taip pat esu 11-okė ir esu biologijos bei chemijos olimpiadininkė ir šiais metais būtent biologijos respublikinė olimpiada vyksta kovo 23-25 dienomis, o jau iš karto 26 vyksta būtent biologijos tarpinis patikrinimas. Ir galiu pasakyti, kad tikrai po olimpiadų mokiniai būna totaliai fiziškai ir emociškai pavargę ir protiškai ir yra labai sunku, o fizikoje yra atvirkščiai. Kai yra tarpinis ir po to olimpiada, kas šiuo atveju yra biškai geresnis variantas. Tačiau, bet po olimpiadų laikyti tarpinį dar to pačio dalyko yra tikrai sunku ir protiškai tie rezultatai gali tikrai, tai gabūs mokiniai gali tikrai nukentėti dėl to būtent, nes
Aišku, trečiokai, kurie dalyvauja biologijos olimpiadoje, tikriausiai visi laikys tarpinę patikrinimą biologijos. Tai ar tai dar galima keisti, ar čia jau yra nustatyta, ar kitais metais nebus panašaus dalyko ir šiaip šito situacijų? Gerai, tai tikrai geras klausimas ir situacija yra žinoma ir mes jau esam kreipęsis ir ministras yra kreipęsis į Nacionalinę švietimo agentūrą ir neformalaus švietimo agentūrą su prašymu, kad tikrai kitais metais būtų išvengta tokių situacijų. Tai kaip ir minėjau, tikėtina neišvengsim tokios situacijos, kad būtų po tarpinio patikrinimo kitą dieną olimpiada arba atvirkščiai, ką jūs minėjote, bet kad bent jau nebūtų to paties dalyko, olimpiada ir tarpinis patikrinimas per dienos skirtumą arba be dienos skirtumo. Tai tas tikrai yra paimta šiemet, bet dėja šiemet kažkokio pakeitimo jau daryti negalima, nes prie olimpiadų organizavimo prisideda tiek universitetai, tiek mokytojai ir jau yra suplanuotos dienos renginiam, auditorijos, laboratorijos yra rezervuotos, tiek tarpiniui patikrinimui yra dienos parinktos. Tarpinio patikrinimo dienos keitimas nėra toksai lengvas, nes irgi yra derinama prie turinio. Yra, tarkim, didžiosios temos, mažosios temos ir siekiama, kad tarpinis patikrinimas būtų tuo metu, kada jau yra išeita didesnė tema. Tai kaip, pavyzdžiui, chemijos galėčiau pasakyti, kad irgi buvo kalbama apie organinių junginių klasės, reakcijos mechanizmai ir buvo parinktas laikas būtent taip, kad pataikyti į tą tarpą tarptų temų, nes negali išeiti tik dalies, tarkim, organinių junginių klasės dalies ir tada daryti tarpinį patikrinimą. Tai nors atrodo kartais, kad tai yra labai paprastas dalykas suderinti tas datas, bet tai nėra taip paprasta ir gali atsitikti tų tokių nepatogių situacijų mokiniams, bet tikrai ačiū, kad dar kartelį jas paryškinat ir šitoje vietoje tikrai galiu pasakyti, kad kitais metais tokios situacijos, kurią minėjo dėl biologijos olimpiados, tikėtina nebus. Dar karjeros specialistė Giedrė norėjo pridurti. Tiesiog gal aš irgi norėčiau priminti jaunai kartai, ką ir sakiau, darbo rinkoje bus labai svarbios kompetencijos ir 11-12 klasė yra finišo tiesioji, kada jūs ruošiatės ne tik baigti mokyklą, bet ir stoti. Ir tas gebėjimas dirbti, planuoti laiką yra labai svarbus. O dalyvavimas olimpiadoje pastiprina jūsų kompetencijas, kurios atsiskleidžia egzaminuose, nes visos žinios, kurios nuolat kartojamos, jos ir ilgiau išlieka. Todėl turėti tą ambiciją ir suprasti, kad ne tik dalyko egzaminas, bet ir neformalaus švietimo įtaka ir dalyvavimas olimpiadose, kas jums gali pridėti papildomą stojamą į balą, yra viskas į jūsų asmenybę, kuri konkuruos. O konkuruos taip, tai yra darbo rinkoje konkurencija, yra ir studijose konkurencija pagal konkursinį balą. Kuo daugiau turėsite idėją savo darbo, tuo daugiau pasirinkimų turėsite. Kuo mažiau įdėsite savęs ir kuo galbūt laisviau leisite laiką mokykloje, tuo rinksitės iš to, kas liko. Tai yra natūralu ir tas supratimas, kad 11-12 klasė yra skirta universitetų ir kolegijų pasirinkimui didžiąją dalimi. Po 10 klasės puikios galimybės atsiskleidžia kitos, irgi mes turime suprasti, nėra laiko mokykloje, yra laikas dėl savo ateities. Dėkojame labai už atsakymus. Ar kaip manote, ar jums yra atsakyta, ar dar norėtumėte ką nors pridurti? Tikrai galite drąsiai tai daryti. Štai dar vieną klausimą turime, taip? Dar noriu paklausyti dėl stojimo į universitetą. Po pašnekovo nebuvo leista užduoti klausimą. Pirmiausia, tai noriu dėl antros konkursinės eilės paklausti, kiek reikės turėti stažo, kad kažkokiu papildomo balų prisidėtų? Čia turbūt gerbiamam Pranai. Nebuvo kalbama apie papildomus balus. Aš irgi stengiausi minėti, kad reikalavimai balo prasme, tiek balo sandaros, tiek ten, sakykime, slengsniai reikšmė yra vienodi visų. Tie papildomi balai už olimpiadas ar ten dar kitus dalykus irgi lygiai taip pat prisideda ir kitokių nėra. Tik tai, kadangi antra konkursinė eilė tiesiog atskirai konkuruojama, tai jeigu tas nustatytas aukštosios mokyklos slenkstys perkoptas, daug šansų, kad antroji konkursinė eilė aukštesnio balų jau ir neprireiks.
vieta beveik garantuota. Tuo tarpu pagrindinėje eilėje visko gali būti, jau ten dalyvaus kur kas didesnis skaičius. Tai yra kažkokios išimties, kad papildomi balai ištemtų, pagerintų bendrą balo reikšmę, to nebus. Tiesiog slenkstis realiai yra vienodas, tik tai konkurencijai atskiros sąlygos. O tai stažovis, kaip jūs minėjote? Stažas, taip. Stažas ten yra atvejai, vėlgi priklausys nuo to, ten reikėtų pažiūrėti jau išsamiau formuluotės įstatymų, jūs rasit jas ir mūsų tinklalapyje, tai vienais atvejais 12 mėnesių pakanka, kitais atvejais 24 mėnesiai, kaip ir, sakykime, atlikta privalomoji karo tarnyba. Tai nėra reikalavimas labai didelio stažo. Taip. Dabar dar minėjote 108 balus. Tai tarkime, jeigu ar nebus taip, kad kolegijos arba universitetai padarys, svarbu surinkti vidurkį 108 balus ir tarkim tas... Ne vidurkį, gink dieve, čia bendra suma 108, vidurkis 36 balai, sakiau. Tai yra minimumas pagal įstatymą. Tai 3 egzaminų vidurkis. Bet universitetas gali pareikalauti šiek tiek ir didesnės reikšmės, bus įvairiai. Žodžiu, tam tikri skirtumai vienų ir kitų aukštųjų mokyklų bus, ką ir matot vakaruose. Čia minėjo viceministrai apie Kembridžą, Oksfordą ir kokį, ir toj pačioj Jungtinėje karalystėje. ACT Londono atvirai ten universitetą bus mažesnė reikšmė. Tai tas pats ir čia. Bet jinai pagal įstatymą negali būti žemesnė, minėto 36 ten balų vidurkio universitetam ir 16 kolegijose. O mes pamatysim tą reikšmę, bet tikrai jos nėra sunkiai įveikiamos. Tai noriu paklausti, ar nebus taip, jeigu surenku tą vidurkį iš 2 egzaminų, 3 nelaikyto, pavyzdžiui? Ne. Įstatymas aiškiai numato 3. Būtinai iš 3. Būtini 3 ir čia, sakykime, ar matematikos, ar lietuvių kalbos dalyką nepavyks prašokti. Bet tas buvo svarbu. Ačiū. Taip, tokie tie pokyčiai, ar ne? Gal dar klausimų? Taip, galit drąsiai rankas kelti. O, štai matau viršuje ranką aukštai iškeltą. Paprašysime jums greitai mikrofono tuoj, sekundę. Čia, mergina. Štai, va, net kelios rankos dabar matau, taip. Ten pirmai. Aš turiu klausimą. Šiais metais esu 12-okė ir stojant sakė, kad žiūrima tik egzaminų rezultatus, o pavyzdžiui, aš iš visų dalykų laikau tą 10-uką, tai ar realiai tai nieko nebepridės ir tarkim iš tų dalykų, kur irgi turiu 10-ukus, tai bus bevertis dalykas, nes ten egzamino net nelaikau. Ir antras klausimas, tai ar stojant balas, mačiau pridedamas tik užėmus vietas nacionalinėse olimpiadose, tai ar ir užėmus vietą, tarkim, pirmas vietas rajoninėse olimpiadose, tai irgi jau nebeprisidės nieko. Dėkuoju labai už klausimą. Galite atsakyti, gal gerbiamas profesoriau. Taip. 10-ukai yra gerai ir tarkim, jeigu jūs laikė 3 valstybinius egzaminus, nes ten apie metinius pažymius nekalba įstatymas, čia iš tikrųjų siekiama, kad žinios būtų audituotos nacionaliniu lygmeniu, o ne mokyklos lygmeniu, tai 3 būtina. 4 dalykas, laisvai gali būti imamas tik metinis pažymys, jeigu tai ne pirmasis dalykas, ne pagrindinis dalykas. O 2, 3, ten tai gali būti ir metinis pažymys, ir jis netgi perskaičiavimus 10-ukas jums reiškia maždaug 1,08 balo. Tai yra irgi pakankamai stipru. Bet jau kitų dalykų tik valstybinio brandos egzamino vertinimas ir ypač pagrindinio jau nėra išeities. Kitais atvejais jūs pažaiskit su skaičiuoklė, matysit, kai įvesit visus reikiamus įvertinimus, dažnai visuose tuose kombinacijose, ir tvarkose paskaitysit vėliau, imamas palankiausias stojančiajam įvertinimas. Tai tiesiog jūsų skaičiavimas parodys, kas naudingiau. Visgi
egzaminai dėl dviejų savybių. Jie duoda ir geresnę balo dedamąją valstybiniai brandos egzaminai ir be abejo jūs tada įvykdo tą prievolę, kurią numato įstatymas dėl 3 egzaminų. Tai niekas neprapuola vertų, bet žinoma valstybinė patikra jūsų žinių, žinoma, čia yra aukščiausias lygmuo. Ar atsakė profesorius į klausimą? Viskas... Dar liko kažkas, taip? Dėl olimpiadų. Dėl olimpiadų, taip, teisingai, jau prispėjau primiršti. Dėl olimpiadų tai ir vėlgi yra sąrašas prie konkursinės eilės ir lygiai taip pat tas paskartojamas yra ir kolegijų direktorių konferencijos nutarime dėl balo sandaros ir universitetų. Tai yra tam tikras sąrašas nacionalinių ir tarptautinių. Dabar rajoninės ar kai kurios kitos, rajoninės rečiau gali suteikti jums papildomų balų tik tai valstybės nefinansuojamose vietose. Bet iš tikrųjų didelės svarbos jau tai neturi, nes vis tiek slenkstį perkopti reikia pagal įstatymo reikalavimus, pagal valstybinį lygmenį, tai jos nėra tokios reikšmingos. Bet bendram konkurse, jeigu, sakykime, bus lygus balai, tai tiesiog mokykla, reikia jos skaityti taisyklės, jos labai skiriasi kiekvienos aukštosios, gali būti vis dėlto jums balų pridėti ir jums gali būti tam tikras prioritetas konkursinėje eilėje. Bet vis dėlto, jeigu dar rengėtės ir turit galimybių, pirmiausia, orientuokitės į nacionalinės ir tarptautinės olimpiadas. Na štai, atsakyta, ar ne? Toliau, štai šalia buvo dar klausimas, tuoj prie jūsų prieisime. Labą dieną, turiu keletą klausimų. Pirmiausias klausimas dėl to pagrindinio ir išplėstinio lygio. Kaip bus tie pažymiai, ar bus konvertuojami, sakykime, kažkada buvo šnekėję apie 0,6, ar čia kažkas jau yra primta ar neprimta. Antras klausimas būtų, ar yra sumuojami papildomi balai. Pavyzdžiui, jeigu vaikas baigė olimpiadoje laimėjo 1 vietą ir jisai, sako, brandos darbą laimėjo, ten parašė ir gavo 9 arba 10, ar stojant į aukštąją mokyklą tie 2 balai bus sumuojami ir už vieną ir už kitą bus pridedami. Trečias klausimas, ar dėl pilietinės socialinės veiklos, ar yra kažkoks tai primtas dokumentas, ar jis prie atestato bus duodamas atskiras dokumentas, ar yra primtas dokumentas, kaip taip turi būti įforminta ir kaip tas stažas, kokių dokumentų reikės, kad įrodyti stažą. 4 klausimai. Na taip, tai pradėkime nuo pradžių, gal, ponė profesorių. Įmatės. Tai aš gal į pirmąjį klausimą tada atsakysiu. Tai taip, tas išlieka ir jau bendrojo ugdymo dokumentuose, kurie reglamentuoja egzaminus, kurie bendrojo ugdymo programas reglamentuoja, jau yra įtvirtinta nuostata, kad kada yra lyginamas bendrasis ir išplėstinis kursas, tai yra tas koeficientas 0,6, ką jūs teisingai minėjote. Dar lieka pakeisti aukštųjų mokyklų vieną iš priedų, kur irgi tas pats bus įtvirtinta, taigi tas 0,6 koeficientas jisai išlieka. Tai dar kartelį pagrindinė informacija yra tokia, kad kada yra sudaroma konkursinė, tiksliau, kada yra kartelė, kurią reikia peržengti, jokie perskaičiavimai nevyksta ir skaičiuojamas, imamas balas tiek bendrojo, tiek išplėstinio kurso, kada yra sudaroma rotacinė eilė, ten jau aukštosios mokyklos galės taikyti tą koeficientą. Toliau, ar ne? Aš tada galėčiau dar papildyti viceministrą. Šiaip labai tokio tvirto atsakymo, kaip pasielgs aukštosios mokyklos, jūs galite tikėtis tik šį rudenį, nes yra numatyta, kad iki gruodžio 1 dienos turi būti nustatyta konkursinio balo sandara ir kitų kriterijų įtaka, tai dar šitų svarstymų bus, nes aukštosios mokyklos dar turi pasianalizuoti, kiek yra mokinių užsirašiusių atitinkamai mokytis dalykų bendruoju lygiu ir kurie eis išplėstinių lygių pasirinkę, tai ta informacija bus labai svarbi apsisprendžiant. Gali būti, kad dar bus padiskutuota ir dėl to koeficiento 0,6. Tai šitas šiek tiek klausimas į ateitį. Dabar dėl, gal iš dalies tik tai pasikartosiu, dėl stažo, tai vėlgi bus stengiamasi viską gauti
apie asmenį iš valstybinių duomenų bazių, įskaitant ir jo darbo laikotarpį, trukmę. Jeigu žmogus turi ir stojantysis pamatys, kad sistemoje net bėgo, jam čia pateikus prašymą tie duomenys, tas vyksta momentiniu greičiu, visi tie duomenys ateina, tai tada tiesiog jis gali pridėti kopiją dokumento pažymos, apie kurią jis tikėjosi, kad informaciją turi ir valstybė. Bet manau, daugumų atveju tie duomenys bus paimti tiesiog ir nieko naujo nereikės pridėti. Gausim ir iš Krašto apsaugos ministerijos duomenys dėl atliktos privalomosios karo tarnybos. Na, su savanorystė bus matyti, nes savanorystė, kurios reikalus tvarko jaunimo reikalų agentūra, tai ten dažniausiai yra mažesnės trukmės. Bet ten pasižiūrėsim, tada vėlgi gali būti kai kuriais atvejais asmuo bus suinteresuotas ir pridėti tam tikrą pažymą. Na, o paskui tada jau atitinkamai ekspertai nagrinėja tuos pridėtus dokumentus ir jie, jeigu viskas gerai, galioja lygiai taip pat, kaip gauti tiesiogiai iš valstybinių duomenų bazių. Dar kažkas liko? Aha, taip. Sumuojami, jeigu tai yra už skirtingus dalykus, bet bendra suma čia įprasta, kad neturėtų viršyti 2,5 balo. Tai tarkim, jeigu iš viso pagal valstybinius egzaminus jūs ten balą gausit maksimalios vertės, 10 balų, tai dar 2,5 galima turėti iš tų visų papildomų. Ir tikrai, kas stoja į mediciną, odontologiją, daugelis rūpinasi ir savanorystę, ir olimpiadose dalyvauja. Taip. Ir brandos darbas taip pat turi savo svorį. Taip. Šičia jau aš atsakymo neturėčiau, nes tiesiog... Ar yra socialinės pilietinės veiklos kažkoks tai dokumentas, koks tai bus priedas, kaip čia per tos 2 metus, kaip, nes dabar vaikai 11-okai sako, ar aš galiu per metus surinkti 70 balų, o kaip mes atsispindėsim, mes nežinom kaip mokykla, kaip mes galėsim pateikti prie tos brandos atestato. Mes turim, ar yra kažkoks jų dokumentas, kuris kaip turi būti parašyta, kas turi būti parašyta ir viskas, kad ar gali tas 11 70 valandų surinkti dabar ir nebereikėtų 12 klasiai likusių valandų. Gerai, tai dėkui už klausimą. Tai jau dabar yra patvirtintas priedas, kur yra aprašoma socialinės pilietinės veiklos ir tenai yra numatyta, kad iš tikrųjų palikta laisvė. Galim pasakoma, kad per 2 metus reikia surinkti ne mažesnį negu tas numatytas kiekis valandų. Ir dar noriu priminti, kad šiandien su mumis taip pat yra ir nacionalinė švietimo agentūros atstovė Erika Gaižauskaitė Laučienė. Tai galbūt po dar čia keletos klausimų, bet jos galima paklausti apie brandos egzaminų organizavimą. Tai tik tai primenu, o toliau dabar galima... Štai, čia turime ranką. Aha, ir čia dar. Taip. Šalia manęs yra jaunuoliai iš Ukrainos, kurie mokosi mokykloje Kauno tarptautinėje gimnazijoje 2 metus ir jie nori pasiteirauti, kadangi lietuviškai dar negali paklausti, paprašė manęs, ar jiem reikės šiemet laikyti lietuvių kalbos egzaminą ir kokios galimybės stojant į aukštąją mokyklą ukrainiečiams. Taip, tai ukrainiečiams priklauso atleidimas nuo egzaminų, nuo to, kiek jie laiko yra Lietuvoje. 2 metus ir daugiau jau, ar dar iki 2 metų? Iki 2 metų, taip. Tai kada iki 2 metų dar vadovo sprendimu jie gali būti atleisti nuo egzamino ir tokiu būdu jie įgauna brandos atestatą nelaikę valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino. Dabar dėl stojimo, kaip aukštosios mokyklos tą traktuoja, tai matyt galėtų pakomentuoti tada Justas, prašau.
Tai dėl stojimo šiuo metu bandom pakeisti įstatymą ir tikėtina, kad pavasarį jis bus pakeistas, išlaikius lietuvių kalbos egzaminą arba baigus vidurinę mokyklą tomis sąlygomis kaip ir lietuviai, ukrainiečiai ir visi kiti užsienio studentai galės stoti į aukštąsias mokyklas tom pačiom sąlygom. Bet įstatymas dar nepakeistas, tikimės, kad Seimas kovo arba balandžio mėnesį tą dalį padarys. Atsakyta, ar ne? Taip, dar yra rankų, matėme, taip. Drąsiai, žinokite, dar turime šiek tiek laiko, kelias minutės, tai tikrai klauskite. Taip, tai dar klausimas. Esu 11-okas ir norėjau paklausti, kodėl yra nusistatęs toks tvarkaraštis su bandomaisiais, kad kai kurie kaip chemija ir istorija, jie vyksta gegužės mėnesį, tie tarpiniai egzaminai, o kai kurie kaip biologija, lietuvių, matematika vyksta anksčiau, kovą. Tai dėkui už klausimą. Visą tai susiję yra su programos struktūra ir tai susiję su tuo, ką jau buvau minėjęs, kad norima, jog tarpinis patikrinimas vyktų, kada jau yra baigta tam tikra didžioji dalis programos. Tai yra, kad tarpinis patikrinimas vyksta nepasibaigus 3 gimnazijos klasės kursui. Tai reiškia, kad reikia nusistatyti labai aiškę ribą, iki kurios ir yra temos tarpinėme patikrinime. Ir ta riba yra brėžiama tarp, kaip minėjau, didžiųjų temų. Kaip pavyzdį aš minėjau, tarkim, chemijos programoje yra organinių junginių klasės, reakcijos mechanizmai, tai kad nebūtų kažkur viduryje organinių junginių klasės temos dedama ta riba, todėl tarpinis patikrinimas ir numatytas yra chemijos gegužės mėnesį. Lygiai taip pat buvo prašymas iš istorijos mokytojų dalykininkų asociacijos, kad kuo vėlesnė data būtų istorijos egzamino. Lygiai taip pat, jeigu matėte, tai dar visai nesenas pakeitimas, keitėsi geografijos mokomo dalyko tarpinio patikrinimo data, bet ta data įforminta oficialiai tik dabar neseniai prieš savaitę ar 10 dienų, o tai tariamasi buvo su geografijos mokytojų bendruomenė jau nuo gruodžio pradžios, kad jie mato, jog dėja nespėja pagal numatytą programą kokybiškai, nuosekliai, giliai išmokti numatytų temų, išmokyti vaikus numatytų temų, todėl irgi buvo prašymas pakeisti geografijos tarpinio patikrinimo datą. Tai tas buvo padaryta, daugiau kažkokių indikacijų iš kitų dalykinių mokytojų asociacijų, kad būtų netinkama data, tai šiai dienai nėra gauta. Jeigu gausime dar tokių indikacijų, matyti jau šiais metais nebus keičiamos tos datos, bet į tai bus galima atsižvelgti organizuojant ir tvirtinant kitų metų tarpinių patikrinimų tvarkaraštį. Dėkoju. Ar atsakyta į klausimus? Sakykite. Viskas gerai? Klauskite, jeigu tik tai turite dar klausimų. Tikrai norisi, kad visi išeitumėte su kiek daugiau, kiek įmanoma daugiau atsakymų. Štai rankos matėsi, ar ne? Čia kažkur drąsiau, prašau. Aha. Tai sveiki, aš esu 11-okė ir mano klausimas būtų toks, kodėl negalima buvo pradėti daryti tokius didelius keitimus nuo rugsėjo 24 metų. Nes, pavyzdžiui, būtų spėti atspausdinti visi vadovėliai, nes dabar aš esu 11-okė ir mano klasiokai, kurie mokosi fizikos, jie traukia iš archyvų 20 amžiaus 10-mečio vadovėlius. Tai matyt, į kiekvieną situaciją reikėtų pasigilinti, bet vadovėlis yra viena iš mokomųjų priemonių ir aš galiu pasakyti, kad tikrai žinau ne vieną mokytoją, kuris prieš atnaujintas programas,
prieš atnaujinant programas nenaudojo vadovėlio ir sako, aš parenku medžiagą, organizuoju pats. Lygiai taip pat tikrai nemaža dalis mokytojų dirbo tik iš vadovėlio ir tarkim tik su vienu kažkokiu vadovėliu, kuris jam patinka, atitinka jo matyti ir filosofiją tam tikrą ir aišku bendrasias ugdymo programas. Tai programos yra ne visiškai pakeistos, programos yra atnaujintos. Taip, yra dalykų, kurie atsinaujino labiau, tarkim, yra dalykų, kurie atsinaujino labiau, aš galėčiau vardinti gal istoriją, ypatingai 11 klasėje. Kitas dalykas, galėčiau vardinti fiziką, kur susikeitė, tarkim, irgi tam tikros temos metais, kur irgi tikrai didesnis pokytis yra įvykęs, bet kokiu atveju tos informacijos, ką jūs ir sakot, tai mūsų ir yra irgi tokia pati rekomendacija. Jeigu mokykla neturi vadovėlio naujo, kuris yra išleistas, tai jinai gali naudoti tiek seną vadovėlį, tiek naudoti kitą mokamą medžiagą. Lygiai taip pat buvo papildomai paprašyta mokytojų dalykininkų asociacijų sukurti medžiagą toms temoms, kurios yra naujausios. Tai tos asociacijos, kurios atsiliepė į šitą kvietimą, jos dalį medžiagos yra sukūrę ir mokytojai irgi gali naudotis. Tai užbaigiant atsakymą, tai tikrai vadovėlis nėra ta vienintelė priemonė, kurią reikėtų naudoti. Ir apskritai, kada mes kalbam apie ugdymą kompetencijomis, tai dažnai turėtų būti taikomi visai kitokie metodai, o ne pasyvus metodas, kada tiesiog yra vadovėlis ir sąsiuvinys. Dėkojame labai už atsakymą. Dar klausimų apie... Taip, matau ranką. Beveik aukščiausioje vietoje. Iš tiesų apie brandos egzamino organizavimą irgi labai laukiami klausimai yra. Galbūt taip turėsite. Prašau. Labadiena. Sveiki. Mano klausimas būtų toksai, kadangi visi laukiam, kada aukštosios mokyklos pateiks savo tą minimalų arba vidutinį tą balą, tai iki kada moksleiviai gali pateikti savo pasirinkimus universitetų? Galbūt čia jums, profesoriu. Bet čia nieko nauja ir neįvyko ir neįvyks, todėl kad nuo birželio 1 jūs teikiate oficialiai prašymus, galite registruoti sistemai. Atestatus brandos jūs gausit maždaug Liepos 12-15 tuo laikotarpiu. Prašymai tikriausiai bus priimami iki Liepos 24 dienos, ir Liepos gale jau gali tikėtis rezultatų. O dėl balo reikšmės, aš dar kartą pasikartoju vėlgi, kad tai tikrai nesiorientuokit į žemiausią reikšmę ir vis tiek reikia save nuteikti, kad arba labai geros bus žinios ir įvertinimai, arba bent jau vidutiniai. O slengsis tikrai jums daug čia kojos nepakiš, nes iš 4 dalykų įmami vertinimai. Dabar mokyklos turi teisę pagal įstatymo tą reikšmę pasakyti net ir gana vėlai iki pačios birželio 1 dienos. Daugelis mokyklų turbūt pasakys per artimiausius 2 mėnesius, nes kol kas man regis, žinau, tik 2 aukštasias mokyklas, kurios jau apsisprendė, kokią reikšmę teiks. Tai šituo atveju jūsų orientyras turėtų būti ne šitas skaičiukas, o tiesiog kuo geresnis rezultatas. Ir šiek tiek kantrybės dar reikės, ar ne? Atsakytai klausimą, sakykit, viskas tvarkoje. Dar turime šioje vietoje, taip. Tai sveiki, aš norėjau paklausti, ar formuojant naują švietimo sistemą ir programą buvo atsižvelgta į pedagogų nuomonę, nes tikrai dauguma sako, kad yra sunku ir nėra medžiagos išeiti visą programą. Dėkui už klausimą. Tai, kaip ir minėjau, šitas pokytis yra planuojamas ne 1 metus. Tarkim, pats programų atnaujinimas, jisai buvo pradėtas dar 2019 metais, kalbos netgi 2018 metais. Mokytojai buvo įtraukti į šitą procesą ir įvairios dalykinės asociacijos, buvo įtraukti universitetai, buvo įtraukti edukologai ir tikrai buvo tariamas. Man atrodo, natūralu, kada yra labai didelis pokytis, visą laiką atsiras tų, kurie jį palaiko ir tų, kurie jo nepalaiko. Tai kada netgi ir buvo kalbama su mažesnėmis grupelėmis, tarkim atskirų dalykų, ar tai būtų matematika, ar chemija, ar fizika, tikrai buvo karštų ir gilių diskusijų dėl to, kaip turėtų būti einama viena ar kita kryptimi. Kada kalbama, tarkim, dėl apskritai vidurinio ugdymo sąrangą,
Tai vėlgi buvo suburta darbo grupė, kur dalyvavo ir mokyklų vadovai, ir dalykininkų mokytojų asociacijos, ir aukštosios mokyklos, ir profesinės mokyklos, ir ta darbo grupiai buvo atstovaujama. Tai noriu pasakyti, kada priimami sprendimai, tai galbūt nėra įsiklausoma į kiekvieno atskiro mokytojo nuomonę, bet yra organizacijos, įstaigos, kurios atstovauja tiek mokytojus, tiek vadovus, tiek tarkim, universitetus ar profesinės mokyklas. Ir į sprendimų priėmimą visą laiką yra kviečiami tų atstovų nariai, kurie teikia savo nuomonę, kurie atstovauja tą sritį. Na štai, iš tiesų norėčiau jau labai padėkoti, jau visiškai pabaigą einame. Taip, dar vieną ar ne, paskutinį klausimą galima užduoti. Tai aš turiu klausimą, aš esu 11-okas ir mano klasiokai jau yra gavę vadovėlius, ne, istorijos, ir aš esu neregys, mokausi bendro lavinimo mokykloje, brailio raštų vadovėlių dar nėra, kaip ruoštis tarpiniam patikrinimui. Taip, tai yra, matyt, unikali situacija ir labai gaila, kad dar nėra to vadovėlio, bet tikiu, kad mokytojai turi priemonių ir metodų, kaip mokyti tokiose situacijose. Tai šitoje vietoje, ką aš norėčiau pabrėžti dar, kad, kaip ir sakiau prieš tai, vadovėlis nėra vienintelė mokomoji priemonė ir šitoje vietoje vis tiek, man atrodo, mokytojas ir jo taikomi metodai yra svarbiausia. Ar atsakyta į klausimą? Iš tiesų labai norėčiau padėkoti už tokį jūsų aktyvumą, įsitraukimą. Tikrai norisi, kad kuo daugiau tų atsakymų būtų. Galėtume čia kalbėti ir kalbėti, matyti, bet laikas jau visai eina į pabaigą. Tai noriu padėkoti visiems tiems, kurie susirinkote ir pabuvote iki paties galo. Ir aišku, mūsų šio renginio dalyviams. Tai yra Švietimo, mokslo ir sporto viceministrui Ramūnui Skaudžiui. Dėkojame Jums. Galime paploti. Taip, palaikykim. Švietimo, mokslo ir sporto viceministrui Justui Nugarai. Taip. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti prezidentui Pranui Žiliukui. Dėkojame Jums. Lietuvos karjeros specialistų asociacijos vadoviai Panevėžio Juozo Balčiukonio gimnazijos karjeros specialistai Giedriai Valaitieniai. Ir labai dėkojame Erikai, kuri, kaip ir nesulaukė šiandieną klausimų, galbūt ir gera žinia, ar ne, bus jau matyti ateityje. Tai ačiū Jums ir tikrai norisi pristatyti iš tiesų, kad tai buvo su mumis kartu Nacionalinė švietimo agentūros atstovė Erika Gaižauskaitė Laučienė. Ir ačiū labai. Taip. Aš dar mačiau porą kylančių rankų, tai tikiu, kad ir bent jau sprendžiu iš to, kad dalis jau davė klausimą, tai yra dabartiniai 11-okai, tai jei liko kažkokių neatsakytų klausimų, tai tikrai ir aš, ir Justas, ir matyti, ir Pranas liekam, tai galim dar tik užlipus laiptais palūkuriusiam, tai jeigu kažkas turėsit klausimų, tai gali dar prieiti ir užklausti asmeniškai, net tų, kurie nekėlėte rankų. Na štai, puiku, tikrai gal net drąsiau bus, ar ne, be tų mikrofonų visų. Tai viskas, ačiū labai visiems Jums ir tie, kas pranešė, pasako ir tie, kas dalyvavo. Ir linkiu kuo didžiausios sėkmės Jūsų kelyje. Dabar finišo tiesioji. Na kągi, dėkojame ir Kornelijai Jasiūnaitei už puikiai sumoderuotą diskusiją. Gerbiami mūsų parodos lankytojai, mes amfiteatre pasiruošime ir nuo 12:10 min. prasidės universitetų kolegijų pranešimai. Kaip ir sakiau, informaciniuose stenduose jūs galite pasižiūrėti, kuriuo metu kuris universitetas prisistatys ir papasakos apie studijų specifiką čia amfiteatre. Na, o pradėsime nuo 12:10 min. ir šiandien amfiteatre jūs išgirsite pranešimus šių aukštųjų mokyklų. Tai yra ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Kauno technikos kolegija, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas, Kazimiero Simonavičiaus universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas. Taigi pasižiūrėkite, kuris universitetas, kuri aukštoji mokykla, kuriuo metu pasirodys, o startuosime nuo 12:10 min. su ISM vadybos ir ekonomikos universitetu.